Labas rytas Lietuva. Šitas video bus skirtas visiems tiem, kas planuoja šiais metais ar bet kuriais ateinančiais metais atvažiuoti į Londoną studijuoti. Tai jeigu jūs neplanuojate atvažiuoti nei studijuoti į Londoną, nei gyventi, šitas video ko gero jums bus neaktualus ir ko gero nelabai įdomus. Taip kad iš karto už tai atsiprašau. Bet tie, kas planuojate atvažiuoti studijuoti, aš papasakosiu visas savo klaidas, kurias dariau atvažiuojant ir ko galėtumėt jūs išvengti ir kaip pirmą mėnesį padaryti jums lengvesnį, kokių klaidų nedaryti ir ką reiktų padaryti. Pradėsim nuo paprasčiausių dalykų, tai yra apsigyvenimas ir pati pradžia, pirmosios dienos. Tai yra, tikiuosi, didžioji dalis, kurie atvažiuojate, jau turite kur gyventi, pas ką apsistoti, ar pas draugus, ar pas pažįstamus ir panašiai. Bet jeigu ne bėda, yra pilna hostelių, tikrai nepergyvenkite, jeigu neturite kur apsistoti, susiraskite. Hosteliai yra pigus, yra ir už 20, ir už 15 svarų per naktį. Gal nebus patys, aišku, prašmatniausi ir panašiai. Jeigu planuojate atvažiuoti ir apsistoti hostelyje, tai būtinai pasirūpinkite, kad turėtumėte nedaug su savim daiktų ir tik tada, kai susirasite butą, tada atsisiųskite visus daiktus. Nes hosteliai turėti daug daiktų kartais būna labai nepraktiškai, ypač pigiuose hosteliuose. Nėra jie baisus, bet visko būna. Pirmieji dalykai, ką turėtumėte padaryti atvažiavę į Londoną, tai yra atsidaryti banko sąskaitą ir užsiregistruoti dėl National Insurance. Aš, kai atsidarinėjau banko sąskaitą, tai buvo prieš 5 metus, vienintelis bankas, kuris galėjo atidaryti sąskaitą, nepateikus jokių kitų dokumentų, tik tai bent kokį nors įrodymą gyvenamosios vietos, tai buvo Lloydsas. Visi kiti bankai reikalavo išrašų ar iš kitų bankų, ar iš darbo vietos ir panašiai. Sunku gauti išrašą iš darbo vietos, jeigu neturi darbo. Dažniausiai tame ir būna problema. Lloydsui tiko tiesiog sutartis ir vienas laiškas iš interneto tiekėjų su mano vardu pavardė ir būtent tų adresų. Tie dalykai yra svarbiausia, nes be banko kortelės, be banko sąskaitos ir be National Insurance numerio jūs niekaip nerasit darbo, niekaip nerasit legalaus darbo. Jeigu apsistosite pas draugus ir ieškosite kur gyventi, visos šios svetainės yra geros vietos ieškoti būtų. Ko gero, saugiausias variantas yra ieškoti per agentūrą, bet didžioji dalis agentūrų turi tam tikrus mokesčius ir panašiai. Ar verta mokėti ar ne, juos sunku pasakyti. Per agentūrą didesnė tikimybė, kai jūsų neapgaus, kad viskas bus teisėtai su sutartim ir panašiai. Bet didelė tikimybė, kad reiks mokėti nemažą sumą pinigų, bent kelias šimtus svarų už tai, kad už visus administracinius mokesčius, už patikrinimą references ir panašiai. Kas kartais nėra gerai ir kartais labai brangiai atsiima. Didžioji dalis jūsų darbo ieškositės, ko gero, ypač tie, kurie atvažiuojate studijuoti, ieškosite darbo kaip padavėja, ar šiaip parduotuvė ar kažkas tokio. Geriausia vieta viso to ieškoti yra Gumtree. Gumtree yra gera vieta, jeigu ieškote pirkti praktiškai bet ką panaudotą. Nes Gumtree yra didžiausia svetainė Anglijoje, kuri skirta būtent pardavinėjimui ir perpardavinėjimui dalykų. Jeigu tik turit galimybę, tikrai 100% rekomenduoju apsistoti studentų barakus. Aš nusprendžiau, kad būsiu protingas ir neapsistosiu studentų barakose, o su draugais susirasiu, kur pigiau galėčiau gyventi ir gausis ir geriau, ir pigiau, ir arčiau universiteto ir panašiai. Viskas pasibaigė tuom, kad apsistojau gerą pusantros valandos kelio nuo universiteto, kiekvieną dieną teko keliauti, aš to negalėjau pakęsti, buvo tragedija, pirmieji pusę metų iš vis buvo visiškai nesąmonė ir mokėjau dar daugiau. Taip kad jeigu turit galimybę, būtinai gyvenkit studentų barakose, nes tai padės jums ne tik tai sutaupyti pinigų ant kelionių ir panašiai, bet tai jums kaip tik padės ir susirasti daugybę draugų. Nes pirmoji fresher savaitė yra ta savaitė, kai visi susitinka, susipažįsta ir panašiai. Ir biškai yra sunku, jeigu gyveni už universiteto ribų, ne su visais kitais, būna sunku su visais susibendrauti, nes pirmąją savaitę jie visi tiesiog kartu gera, bendrauja ir panašiai. Gerimas bus didelė dalis jūsų studento gyvenimo, ypač pirmųjų metų, dėl to stenkitės to nepražiopsoti. Dėl darbų turiu porą rekomendacijų. Galite eiti ieškoti visko per Gumtree, arba galite bandyti susirasti į darbinimo agentūrą. Nebūtinai į darbinimo agentūrą, bet darbo agentūrą. Vienas iš geriausių pavyzdžių, ko gero vienas iš blogiausių ir geriausių pavyzdžių to pačiu, nes tos kompanijos nuoširdžiai nemėgstu, nes jie kaip ir visos kitos įdarbinimo agentūros turi savų privalumų ir trūkumų, tarkim taip. Off2Work. Off2Work buvo ta kompanija, kurią aš pradirbau pirmus 3 metus bestudijuodamas. Ir jie yra geri dėl to, kad jie turi labai daug klientų, jie šiaip turi labai daug žmonių dirbančių jiems.
Pamainas galite patys pasirinkti, kur dirbsit, kada dirbsit, kiek dirbsit, viskas priklauso tik nuo jūsų. Jeigu norite dirbti mėnesį ir jeigu yra darbo, galite dirbti visą mėnesį be sustojimo ir po to tiesiog galite nuspręsti 2 mėnesius visiškai nieko nedirbti. Jiem tai tinka, nes jų tokia sistema ir visi yra patenkinti. Tačiau kartais būna taip, ypač jeigu dirbsite padavėjų, viešbutyje ir panašiose vietose, būna, taip sakant, busy laikai ir nebūna busy laikai. Pavyzdžiui, nuo rugsėjo iki pat gruodžio dažniausiai būna pilna darbo viešbučiuose. Dažniausiai gausite pamainą bent kiekvieną dieną ir panašiai. Aš, kai dirbau prieš 3 metus, dirbau Dorčesterio viešbutyje, tai 60, 70, netgi 80 valandų per savaitę būdavo įmanoma susirinkti, jeigu tik norėdavai ir jeigu nemėgdavai miegoti. Bet viskas buvo įmanoma, viskas tikrai buvo įmanoma. Tačiau nuo sausio, būtent sausis, vasaris, kovas yra tie mėnesiai, kur darbų praktiškai nėra. Tada būdavo sunku netgi 5 valandas per savaitę gauti darbą. Tai yra, kaip ir minėjau, darbas su savais privalumais ir trūkumais, nes jeigu norite darbą, kur turėtumėt pasirinkimą, kada dirbti, kada ne, įdarbinimo agentūra yra vienas iš geriausių variantų. Atvažiavę į universitetą, būtinai pasirūpinkite tuom, kad per pirmąją savaitę užsiregistruotumėte kiek įmanoma daugiau klubų, societies ir panašių dalykų, nes būtent taip susirasite didžiąją dalį draugų ir sužinosite, kas iš tikrųjų yra universitetas. Nes patikėkit manim, kad ir kiek atrodytų, kad universitetas yra apie studijavimą, apie mokslą ir panašiai, pagrindinė dalis, ką išmoksite gyvenimo pamokų, tai bus per draugus, per pažįstamus ir per visus tūsus vakarėlius ir visas nesąmonės, kurios savaime suprantama atsitiks jums bestudijuojant. Taip kad pirmąją savaitę, jeigu ir bus kokie nors tai studentų sąjungos organizuojami ar universitetų organizuojami renginiai, pirmąją savaitę užsirašinėkit visur. Jums nebūtina bus eiti, bet užsirašykit visur, kur tik įmanoma. Futbolas, golfas, krepšinis, beisbolas, filmai, fotografijos, braliai, viskas. Ko esat bandę, ką puikiai žinot, ko niekad gyvenime nebandėt, viską užsiregistruokit, nes pabandyti viską bus galima tikrai nemokamai bent vieną kartą ar 2 kartus, dėl to ir galėsite žinoti, ar jums patinka ar ne. Ir tai yra labai geras būdas susirasti naujų draugų. Ypač tiem, kuriems sunku yra bendrauti su kitais žmonėms, sunku susirasti naujų draugų. Pats geriausias būdas, kaip susirasti naujų draugų, tai būtų užsiregistruoti į pilną visokių societies, būrę. Aš nebežinau, kur aš nuklydau. Tik atvažiavę, pirmas dalykas, ką turėtumėt padaryti, tai yra nusipirkti Oyster Card. Oyster Card yra tiesiog viešojo transporto kortelę, kurią pradžiai rekomenduočiau pasipildyti, tarkim, 5 ar 10 svarų ir ją galėsite naudoti visur, autobusuose, tūbuose, metro ir panašiuose dalykuose, visur. Pradžiai naudokite tiesiog papildymus, o po to, kai... Pradžiai naudokite paprastus papildymus, o po to, kai žinosite, kur gyvenate ir panašiai, tikrai rekomenduoju nusipirkti pragyvenimui, nusipirkti mėnesinį pravažiavimą pirmai, trečiai zonai, kad galėtumėt pamatyti visą Londoną, pagrindinės dalis, nes centrinis Londonas yra absoliučiai nuostabus, kas be ko, bet yra žiauriai daug gerų, gražių dalykų kitose Londono vietose, ne tik pačiam centre. Kadangi ką tik būsite atvažiavę į Londoną, tai tikimybė, kad turėsit visus savo indus, puodus ir visus kitus dalykus, tokius kaip rankšluosčius ir panašiai, tikimybė maža, ko gero viską turėsite susipirkti atvažiavę čia. Ir pagrindinis dalykas, ką nuoširdžiai galiu rekomenduoti, nepirkite visko iš Poundlando ar iš neaiškių mažų parduotuvėlių vien dėl to, kad pigiau. Nepagailėkit pinigų ir nusipirkit normalius indus, normalius puodus, nes juos naudosite dažnai. Pirmus 2 metus aš pastoviai kas porą mėnesių keisdavau visas keptuves ir panašiai, nes jos savaime, suprantama, sulūždavo, surūdydavo ir panašiai. Vien dėl to, kad tiesiog galėdavau pinigų ir galvodavau, šį kartą nusipirksiu už porą svarų ir viskas bus gerai. Nusipirkti normalius įrankius, nes jie tikrai pravers. Londono metro sistema, nors ir atrodo painiai, iš tikrųjų yra nuoširdžiai paprasta. Visos linijos ir visi žemėlapiai yra pažymėti arba pavadinimais, arba spalvomis. Viskas sekite, ženklai yra aiškiai sužymėti. Ir jeigu atrodys, kad pasiklydote, visi žmonės padės, tiek arba tenais dirbantis žmonės, arba šiaip bet kokio praėjo, paklauskite, jie jums visi tikrai padės. Nes tai tikrai atrodo paini sistema, atrodo didelė sistema, nes labai didelė tuvo sistema, bet tikrai niekada nepainos nėra. Pirmąsias savaitės gali būti šiek tiek sunku susigaudyti, kur važiuoti, kokį tūbą sėsti, kokį autobusą imti ir panašiai. Dėl to nuoširdžiai rekomenduoju programėlę telefonui Citymapper. Padeda surasti greičiausią, lengviausią būdą, pigiausią būdą, kaip nusikarti iš taško A į tašką B visame Londone.
Būtinai prasisiųskit, tikrai išgelbės ne kartą ar ne du. Jeigu kada nors reiks taksi, nebevažiuos autobusai ir traukiniai bus užstrigę, yra pilna, yra 3 variantai praktiškai. Yra minikebai, kurie taksi, kur gali paskambinti tam tikrais numeriais ir išsikviesti savo taksi, normalų žmogų, kuris savo laisvalaikiu arba bet kada tik gali važinėja automobiliu ir vežioja žmonės, gali išsikviesti Black Cab, kas yra populiariausias būdas, ypač centriniam Londone, bet Black Cabai kartais būna labai brangus, ypač jeigu važiuoji piko metu, per šventes ir centre, tikrai būna brangus. Lengviausias ir geriausias būdas dabar yra Uberis, kas be ko, ir tikrai, jeigu reiks kur nors važiuoti ir jeigu norit sutaupyti pinigų, ko gero Uberis jūsų geriausias variantas. Tas būtų kur nors netoli universiteto, pasižiūrėkit, pasidomėkit tą vietą, pasižiūrėkit apžvalgas, pasižiūrėkit, kiek nusikaltimų vyksta tose vietose ir panašiai. Svarbiausia atsiminti vieną dalyką, kad kuo arčiau centro, ir didžiausia tikimybė, kad universitetas jūsų bus kažkur vis tiek šalia centro, kuo arčiau centro, tuo daugiau mokėsit. Savime suprantame, visi norim sutaupyti pinigų, nenorim mokėti daug už nuomą, bet atsiminkit vieną dalyką, kad kuo arčiau centro, tuo arčiau universiteto, tuo brangesnė nuoma, bet tuo pačiu tuo mažiau reiks keliauti. Jeigu norit sutaupyti pinigų ir jeigu gyvensit toli nuo centro, tai nereiškia, kad sutaupysit daug pinigų. Nes didelę dalį to, ką sumokėtumėt nuomai, išleisit ant kelionės ir papildomai išvaistysit bent valandą ar 2 ar netgi 3 valandas per dieną keliaudami. Taigi, pabandykite pasverti, kas jums svarbiau. Ar mokėti daugiau šiek tiek už nuomą, per mėnesį šiek tiek daugiau mokėti, ar būti arti universiteto ir per dieną sutaupyti 2-3 valandas, kurias galėtumėt paskirti kažkam kitam, kas galėtų jums uždirbti pinigus, ar tobulinti savo įgūdžius, ar geriau ruoštis paskaitom, ir kad jums tai leistų užsidirbti papildomus pinigus, kad tiesiog atsipirktų viskas. Šitą reiks jums spręsti. Vienas dalykas, ką norėčiau, kad atsimintumėt, kad draugai, universiteto draugai nebūtinai turi būti draugai visam gyvenimui. Jeigu žmonės jums kenkia, jeigu nuo jų su jais vien tik dramos ir panašiai, yra gerai atsikratyti draugų. Draugus reiktų keisti kas 7 metus ar darbą arba draugus reiktų keisti kas 7 metus, taip kad per daug nepergyvenkite. Jeigu esami draugai arba atvažiuojant paliksi draugus ar universiteto draugai, draugus reikia keisti karts nuo karto. Ko gero svarbiausias dalykas, ką turėtumėte atsiminti, būdami Londone, kad tai yra didelis miestas. Londone gyvena žmonių 3 kartus daugiau negu visoje Lietuvoje sudėjus. Tai nenustebkite, jeigu jausitės vienišiai, jeigu bus baisu bus iškeliauti kažkur ir panašiai. Atsiminkite, kad jūs ne vieni, yra daug žmonių, kurie būtent lygiai taip pat jaučiasi. Kam reikalingi draugai, tam reikalingi būreliai ir panašus dalykai. Biškai išblaškiai. Tam reikalingi draugai, tam reikalingi būreliai, tam reikalingas universitetas ir visos studentų sąjungos. Tai yra nepergyvenk. Ir aš ten buvau, ir man buvo baisu, ir aš galvojau apie grįžimą, apie metimą viską ir panašiai. Taip sakant, viskas būna gerai. Anksčiau ir vėliau. Dažniausiai vėliau, bet būna gerai. Šiandien tiek, nežinau, jeigu turit klausimų ar norit daugiau patarimų tam tikrais atvejais, dėl tam tikrų dalykų, drąsiai klauskit, visada parašysiu. Rašykit komentarus, tai dėkui, iki.